Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, antradienis ir tęsiam apie žmogaus šešėlinę dalį. Ir kaip jau vakar sakiau, tai yra Karlo Gustavo Jungo terminas. Ir jisai reiškia, kad yra tam tikra žmogų dalis viduje, dažniausiai tai psichinė dalis, kuri žmogus nesuvokia, atmeta, slopina arba nenori pripažinti. Ir visa tai išsivysto iš to, kad mes nuo pat vaikystės norime būti mylimi, pripažinti ir kad mus laikytų gerai. Taigi šiandien pasižiūrėsim, kas įeina šitą šešėlinę dalį. Tai yra tokie 3 sluoksniai pagrindiniai. Tai pirmas, smerkimas emocijų. Mes nuo pat vaikystės būname mokomi smerkti baimę, gėdą ir kaltę. Ir netgi godumą, pyktį, šitos dalykus labai yra smerkimas ir tada jie yra tos, kadangi smerkiami, tai tos emocijos dažniausiai būna ir ištumtos. Antras, uždrausti norai. Ir kartais mums atrodo, kad kai kurie mūsų norai yra gėdingi ir neteisingi. Ypač tai liečia, pavyzdžiui, seksualinę temą. Trečias yra tokie vadinami slopinami mūsų resursai, kaip ryžtas, ryškumas ir kūryba gali būti slopinami tam, kad, ką čia, nuo vaikystės mums uždeda kai kurie tėvai programą, ką čia tu padirbai, ką tu čia nupaišei, galėtum padaryti geriau, arba kodėl tu čia taip įsiveržiai ir visą ką, ir uždeda tokius dalykus ir tam tikros savybės mes tada pradedam atmesti, nepasireikšti ir sakom, kaip nereikalingas komponentas mums patiems. Ir kaip tada mūsų tas šešėlis, kurį mes nepripažįstam, atmetam, slopinam arba tiesiog nenorim tai žiūrėti, jisai pasireiškia, tai pasireiškia per projekcijas. Projekcija tai yra žmogus gali labai aiškiai, aštriai ir netgi agresyviai sureaguoti į kitų žmonių tam tikras savybės, kurios yra iš tikrųjų yra pas tą patį žmogų. Ir labai dažnai populiarioj literatūroje, medijose, psichologinėse kursuose kartais tai įvardinami kaip trigeriai. Tai vienas momentas. Antras, gali būti labai staigus kažkoks tai sutrikimas, kada slopinamas viduj pyktis arba susikauptas nuovargis, jisai išsiveržia prieš žmogaus valią ir tas staigus įsiveržimas prieš žmogaus valią tam tikrų dalykų, tai ir yra tam, kad žmogus atkreiptų dėmesį tam tikrus dalykus, kurie pas jį yra. Ir trečias yra sabotažas. Tai yra nemalonus poelgis, kuris griauna pas žmogus, sugriauna savo planus tam, kad iš tikrųjų yra psichikos dalis, kuris reikalauja savo dėmesio, vadinkim taip. Trumpai šiai dienai yra tiek, rytoj pratęsim, su jumis buvo aš Ingrid, dedate laiką ir iki rytojaus. Ate.